ir valgo tuo metu, tai nuo čia prasideda visos virškinimo problemos. Dėl to, kad mūsų virškinamasis traktas yra konvejeris. Jis susideda iš 9 dalių, bet tai yra vamzdelis. Ir jeigu mes nesukramtom maisto, maistas paskui sukramtys mūsų. Ne? Tai pirmas mūsų virškinimo etapas yra pagalvojimas, maisto pamatymas, uoslė, garsai, visa tai prisideda prie gero virškinimo ir taip pat aktyvuojasi labai svarbi mūsų nervų sistemos dalis, parasimpatinė nervų sistema. Mūsų autonominė nervų sistema turi 2 dalis. Viena yra fight or flight, bėk arba kaukės, ir šiuolaikinis žmogus dažnai yra aktyvuotas būtent simpatiškai. Ir yra rest and digest, tai yra atsipalaiduok ir virškink. Ir tada, kada mes matom, užuodžiam maistą, pasirašėm maisto priėmimų į vidų, aktyvuojasi parasimpatinė nervų sistema. Tai kaip mes galim pagerinti jau virškinimą jau šitam mūsų pirmam etape? Niekada nevalgyti stovint, bėgant, mašinoj, einant kažkur, ten mėgstam galbūt ten kažką, riešutukus kokius nors, ko ten galbūt plaukia kur nors. Jeigu esate tokioje ūmioj streso būsenoj, irgi pasistengkite apsiraminti prieš priimant maistą, nes jisai nesusivirškins. Parasimpatinė ir simpatinė nervų sistema yra binarinės būklės. Tai reiškia arba. Jūs negalite virškinti ir bėgti nuo liūto. Jeigu jūs esate strese, jūs negalėsite priimti ir suvirškinti maisto. Nes tai irgi nėra mūsų signalas, mūsų organizmui nėra, kad jūs pasiruošusi valgyti. Viskas prasideda nuo tokių signalų. Ir aišku, nenaudoti telefoną, nežiūrėti kompiuterį, nėra palanku. Aišku, jeigu mes kartą, nežinau, pasižiūrim televizorių ir pavalgom, galbūt nėra tokia didelė klaida, bet neturėtų būti jūsų rutinos dalis. Ką galim padaryti tam, kad pagerinti virškinimą šitame etape? Galim padaryti keletą tokių diafragminių kvėpavimų, kai mes kvėpuojam giliai, iškvėpimas yra ilgesnis negu kvėpimas, vėlgi aktyvuojasi mūsų parasimpatika. Susifokusuojame maistą, labai svarbu, kad mūsų maistas gražiai atrodytų lėkštėje, nes tai irgi sužadina visus tos skonio receptorius ir pagerina visų virškinimo sulčių, fermentų ir kitų skysčių išsiskyrimą, kurie mums padeda. Toliau. Pradėsim nuo mūsų irgi labai svarbios stotelės, burnos ertmės. Ir čia prasideda mechaninės maisto skaidymas. Kaip mes galim pagerinti virškinimą burnoje? Kramtyti. Labai dažnai mes turim virškinimo sutrikimus tik dėl to, kad mes labai greitai valgom. Kas greitai valgo? Yra, sakoma, kad ten 302 kartus kiek dantų turim, kiek reikia sukramtyti, bet prisiminkit, kad tas mechaninis apdorojimas yra svarbus. Skrandyje mes jau dantų neturim. Ir skrandis jau negalės padaryti to darbą, kurį atlieka mūsų kramtimas. Taip pat mūsų seilėse jau yra fermentų. Ten yra amilazė, tai reiškia prasideda jau angliavandenių skaidymas ir yra liežuvinė lipazė, tai jau kažkiek tų riebalų gali būti suskaidoma. Taip pat mūsų seilėse yra antibakterijos medžiagos, konkrečiai lizocimas, laktoferinas ir imunoglobulinas A. Taip pat išsiskiria bikarbonatai, kas irgi labai svarbu dėl to, kad tai neutralizuoja rūgštį ir taip apsaugo mūsų emalį. Ir toliau vėlgi eina tas signalas, mūsų konvejeris, kramtant, mūsų skrandis gauna signalą, kad reikia išskirti skrandžio rūgštį. Toliau. Antra mūsų stotelė yra skrandis. Čia tikrai daug kas turi su skrandžio problemų. Kas turi su skrandžio problemų? Refliuksai, gastritai, gerai, plaukų plaukimas, jau konkrečiau. Gerai, kokie yra kūno ženklai, kad galbūt jūsų skrandžio visos tos funkcijos yra neoptimalios. Gali būti sunkumas po baltyminio valgio, ypatingai jeigu pavalgo ten vištienos, jautienos, kiaulienos, atrodo, kad viskas stovi. Susiduriut su žemu feritinu. Reiškia, turite geležies trūkumą. Feritinas yra toks baltymas, kuris saugo geležį. Ir jeigu nuolat su to susiduriat, o galbūt susiduriat net kaip su anemija, kai jūsų hemoglobinas nukrenta, irgi gali galvoti apie skrandį.
B12 trūkumas irgi. Maža raumenų masė. Galbūt einate salę ir niekaip negalite priaugti raumenų masės. Jeigu susidarėt su pilvo pūtimais, su disbakterioze, su pienlige, su kandidoze, irgi galim pagalvoti apie skrandžio rūgštingumą. Jeigu yra jautrumas maistui, dėl ko jautrumas maistui gali būti susijęs su skrandžiu, dėl to, kad skrandis atlieka labai svarbią baltymo denatūravimo funkciją. Jeigu baltymas nėra suskaidomas iki mažų molekulių, iki aminorūgščių, mūsų organizmo potencialiai tai yra grėsmė. Mūsų organizmas nesupranta, kad jūs maistą valgot. Mūsų imuninė sistema net maistą gali traktuoti kaip priešą ir jeigu yra sutrikęs pasisavinimas net skrandžio lygmenį, tai gali didinti jautrumo maistui įvairius simptomus. Silpni nagai su greveliais, lūžinėja plaukai, slenka, niekaip negalite atauginti, dėl to, kad plaukas yra baltymas, čia labai yra irgi toks svarbus kūno ženklas. Gali būti išsiplėtę kapiliarai, rožinė. Rožinė beje labai dažnai siejama su virškinimo trakto sutrikimus, įskaitant skrandį. Refliuksas. Labai dažnai iš žmonių girdžiu tokį posakį, turiu padidintą rūgštingumą, dėl to, kad yra refliuksas. Bet iš tiesų refliuksas yra tik užmetimas. Tai reiškia, kad jūsų maistas, jūsų skrandžio rūgštis, galbūt kartais tužis, juda atgal ir nieko tai nesako apie jūsų skrandžio rūgštingumą. Dažniau net jisai būna žemas. Ir blogas kvapas iš burnos būtent dėl prasto virškinimo. Jeigu jūs vartojat antacidus, protonų pompos inhibitorius, visokius meprazolius, neksiumus, jeigu mėgstat gerti sodą dėl to, kad jūs geriau jaučiatės po sodos vartojimo, arba ilgalaikį tokį vartojimą turit dėl kokio nors uždegiminio ligų ir naudojate ibuprofeną, aspiriną, tai irgi yra rizikos veiksniai turėti skrandžio funkcijos sutrikimą. Toliau. Ir kokias rizikas yra, kai mes turim žemą skrandžio rūgštingumą? Žemas normalus skrandžio rūgštingumas užtikrina gerą baltymo pasisavinimą, gerą vitaminų mineralų pasisavinimą ir taip pat apsaugo nuo patogenų. Mes valgom nestirulų maistą. Ir skrandis tai yra pirmas apsaugos stotelė nuo jų. Jeigu mes turim žemą skrandžio rūgštingumą, mes turim sutrikusi baltymų pasisavinimą, reiškia, raumenys neauga, lėtai regeneruojasi visi audiniai, trūksta fermentų, plaukai krenta, nagai neauga. Taip pat yra labai daug vitaminų ir mineralų, kuriems reikalinga skrandžio rūgštis, pavyzdžiui, B12 negali pasisavinti iš maisto, jeigu jis turi žemą skrandžio rūgštingumą, gali atsirasti imuniniai sutrikimai, neurologiniai sutrikimai, prasta yra detoksikacija, nes daug aminorūgščių dalyvauja detoksikacijos procesuose. Kažkur girdisi? Nelabai. Nežinau, ar šaukti reikės. Kokios gali būti pasekmės žemos skrandžio rūgštingumo? Gali įsivystyti įvairios disbiozės, įskaitant parazitozės, gastritas, skrandžio vėžys netgi, įvairios kepenų lygos. Skrandis yra be galo svarbus ir rūgštingumas yra be galo svarbus. Kaip mes galim pagerinti, dėl ko gali įsivystyti žemas skrandžio rūgštingumas? Yra įvairios infekcijos ir viena turbūt žinomiausių infekcijų, kurios gali įtakoti skrandžio rūgštingumą, yra pilorį. Girdėjote apie pilorį? Girdėjot. Labai dažnai jie išvešėja tada, kada turit jau žemą skrandžio rūgštingumą ir dar, kai jinai pas jūs išvešėja, pati bakterija aplink save sukuria šarminę aplinką. Ir labai dažnai būtent jį įtakoja geležies pasisavinimą, tai aš, pavyzdžiui, jeigu matau klientus su žemu ferritinu, mano pirma rekomendacija yra tikrinti pilorį, ar nėra. Tai va svarbiausia, kad turint pilorį negalim vartoti geležies papildų, dėl to, kad geležis dar maitina pilorį ir dar gali iššauti. Ir, žinoma, yra kitos autoimuninės lygos, pavyzdžiui, yra autoimuninis gastritas, kurio metu imuninė sistema naikina ląstelės, kurios gamina skrandžio rūgštį, dėl to irgi gali sumažėti rūgštingumas. Aišku, mūsų stresas, kaip minėjau, kai yra simpatinė nervų sistema aktyvuota, mes negalim pasisavinti normaliai maisto, tai irgi įtakoja mūsų skrandžio ląstelės. Galbūt girdėti apie tokią knygą, kodėl zebros neturi opų, tai iš tiesų apie streso įtaką mūsų virškinimui ir kad streso fone mes galim netgi turėti gastritą ir netgi skrandžio opas. Aišku, alkoholis ir rūkymas prie to irgi gali prisidėti.
Yra tam tikros medikamentinės intervencijos, kur žinoma, ne, kad yra mažinamas skrandžio rūgštingumas, refliukso gydymo, bet iš tiesų tai nėra gydymas tradicinė prasme, čia yra tiesiog simptomų slopinimas, jums galbūt palengvėja, bet iš tiesų jūsų priežastim nedirbat, ne? Ir tai turi labai daug pasekmių, dėl to, kad gali sutrikti geležies, kalcio pasisavinimas, tai reiškia anemijos, osteoporozės rizika. Taip pat yra hipotireozė, moteris dažniau su ją susiduria negu vyrai. Ir hipotireozė reiškia lėtesnis skydliaukės darbas. Tai skydliaukė sulėtėja skrandžio rūgšties gamyba, nes tai yra daug energijos reikalaujantis procesas. Ir aš visada sakau, jeigu jūs turite nekompensuotą hipotireozę, tai yra lygų hipoacidiškumui. Reiškia, jūsų baltymų pasisavinimas, vitaminų, mineralų pasisavinimas bus prastesnis. Ir labai dažnai skydliaukės hipotireozė yra kartu su geležies trūkumu. Ir gaunasi tokias užburtas ratas. Tai žinoma, senėjimas sensta ne tik mes, išorėje, ne, sensta visi mūsų audiniai, skaitant mūsų skrandžio ląsteles. Ir aš netgi kartais rekomenduoju, jeigu matau, kad yra žmogaus amžiuje, ne, kad galima naudoti tam tikrus fermentus, tam, kad pagerinti pasisavinimą. Sekant. Ką mes galim daryti, bendrai, nesigilinant, galbūt kažkokią konkrečią situaciją, ten, aišku, jeigu turite autoimuninį gastritą, jums ten actas nepadės, bet bendrai žmonėms pagerinti skrandžio funkcijas gali šitos rekomendacijos. Visų pirma, neužgerti maisto. Skysčiai yra vartojami prieš valgį arba valandą po. Yra daug visokių diskusijų, ar tai atskiedžia skrandžio rūgštį, ar neatskiedžia. Vat tie specialistai, kuriais aš pasitikiu, kurie yra mano autoritetai, jie vis tiek sako atskiedžia. Neatskiedžia skrandžio rūgštį, jeigu jūs norite pagerinti savo skrandžio funkciją, būtinai gerkit prieš ir negerkit valandą po. Aš dar sukūriau tokį vadinamą ritualą, gėrimas, tai yra citrinda imbieras druska. Vietoj citrinos galite naudoti obuolių actą, gerą, nefiltruotą, vieną šaukštelį, tai neturi būti kažkoks koncentruotas gėrimas, jisai turi būti malonus. Imbieras arba gali būti bet koks, kitas švelnus kurkuminas ir žiupsnelis druskos, natrio chloridas ir H-fluor. Tie chloridai taip pat padeda skrandžio rūgšties išsiskyrimui. Nedaug, mažas žiupsnelis, gėrimas turi būti malonus, bet tikrai gali jums pagerinti virškinimą šitai fazai. Kartų skoniai labai yra svarbu, bet prie kartumynų mes dar grįšim kai kalbėsime apie tulžį, bet rūgštus kartų skoniai prieš valgį visada stimuliuoja virškinimą. Tai gali būti fermentuoti gėrimai, dabar daug visokių tokių šotukų yra kur ten su probiotikais. Taip pat irgi tinka. Fermentai yra augaliniai, yra gyvuliniai, bet čia jau kiekvienam žmogui pagal situaciją, turbūt augalinius fermentus girdėjai, tai yra bromelanas, tai yra papainas, labai padeda maistą virškinti. Jie tiesiog susimaišo su maistu ir irgi palengvina tą procesą. Bet toliau yra taip pat fermentai su skrandžio rūgštimi tiem žmonėms, kurie skrandžio rūgšties pakankamai neturi. Mums labai svarbu turėti pakankamą cinko, jodo, magnio ir B grupės vitaminų statusą, nes jie yra kofaktoriai skrandžio rūgšties išsiskyrimui. Ir nepamirškite pats baltymas. Baltymas taip pat stimuliuoja skrandžio rūgšties išsiskyrimą. Ir šiaip turiu irgi tokių atvejų, žmonės, kurie labai ilgą laiką buvo veganai, ir ne tokie veganai, kad labai protingai skaičiuodavo, kad tai pakankamai baltymo, ten žaliavalgiai, sakykime. Jiems paskui po ilgalaikio tokios žaliavalgystės skrandžio rūgšties gamyba natūraliai sumažėja. Ne, dėl to, kad tiesiog viskas, kas mūsų organizmui nebuvo reikalinga, truputį išsijungia. Ir paskui grįžti į normalų tokį valgymą yra pakankamai sudėtinga. Kita mūsų statelė yra žarnynas. Žarnynas susideda pas mus iš dviejų dalių, yra plonasis žarnynas ir yra storasis žarnynas. Plonojam žarnynė pagrindė, jo funkcija yra pasisavinti maistą, ten nėra bakterijų, ten beveik sterilu. O storo žarnyno funkcija yra, tai yra mūsų mikrobiomai, namai ir taip pat yra elektrolitų, vandens pasisavinimas. Ir kai mes kalbame apie žarnyną, mes negalime nekalbėti apie tulžį ir kepenis. Man labai gaila, kad žmonės apie tulžį pradeda galvoti tik tada, kada ten susiformuoja kokios nors akmenys. Tulžis yra vienas svarbiausių medžiagų mūsų virškinamajame trakte. Ji atlieka labai daug funkcijų. Kepenis mūsų gamina tulžį.
Ir pūslės funkcija yra tiesiog ją koncentruoti, kaupti. Bet jeigu pažiūrėtume tą spalvą, tulžies, kurią išskiria kepenys, šviesiai geltona, skista. Bet tulžinė puslinė tulžis yra žalia ir tokia koncentruota. Ir būtent tos savo struktūros dėka jį gali atlikti labai daug funkcijų. Ir labai dažnai, aš net knygose rašiau, man visada rašau, jeigu neturi tulžies, kepenų neturi. Tai pūslė galbūt gyvybė nėra reikalinga, bet šiaip visi organai mums yra reikalingi ir pūslė, jos pašalinimas labai dažnai neišsprendžia problemos, ne? Ir labai dažnai po pūslės pašalinimo pas žmonės lieka labai daug virškinimo sutrikimo, sausa oda, prastas matymas tamsoje, pilvo pūtimai, tuštimosi įvairūs sutrikimai. Tai iš vienos pusės galbūt akmenys ten nebuvo reikalingi toj pūslėj, bet paskui problemų tikrai neįsisprendžia. Tai labai svarbu suprasti, kad pas mus tulžis išeina paskui į 12 pirštą, į mūsų žarnyną, kur susimaišo su mūsų kasos fermentais ir faktiškai tulžis ir aktyvuoja kasos fermentus. Ir jeigu jūs turit problemų su tulžies nutekėjimu, kasos fermentai irgi normaliai negali pasisavinti. Ir paskui mes irgi matom visus tokius, yra labai geras tyrimas, vadinasi, programa, kainuoja 7 eurus, kuris parodo, kaip jūsų organizmas sugeba pasisavinti maistą, mes galim pasižiūrėti, ar nėra ten riebalų likučių. Jeigu riebalų likučių yra, tai reiškia, kad tulžis normaliai neapdoroja riebalus ir kažką galim daryti. Kokie yra kūno ženklai, kad pas jūs tulžis stovi? Taip. Koprograma. Koprologinis tyrimas. Išmokas. Koprograma. Jo. Pykinimas po riebaus maisto. Ir vėlgi, aš čia išvardžiu, bet nebūtinai, kad jūs visus turite turėti, ne? Pas kažką gali būti 3-4 simptomai. Bet atkreipkite dėmesį. Sausa oda, odos bėrimai, dermatitas, pleiskanojanti oda, odos niežulys, ypatingai jeigu jis taip suaktyvėja naktį, vidurių užkietėjimas, jeigu turit visada tulžis, akmenys inkstuose, irgi, ne, toks atrodo įdomus simptomas, iš kūno ženklas ir kodėl jis čia. Pilvo pūtimas vienas dažniausių simptomų, kai yra su tulžim problemų. Sunkumas po šonkaulių dešinėje, kepenys neturi skausmo receptorių, tai jeigu jums yra diskomfortas čia, tai greičiausiai yra tulžis, spazmuota gali būti, nebūtinai akmenys. Pastoviai žemas vitaminas D, vartojate didelės dozės, pasisavinti negali. Ir regėjimas, susilpnėjimas prieblandoje, nes labai svarbu mūsų būtent tokiam naktiniam regėjimui vitaminas A, kuris irgi yra riebaluose tirpus. Geras tulžies nutekėjimas, ką mes turim? Optimalus vitaminų pasisavinimas, apsauga nuo patogenų ir gera detoksikacija ir normalus riebalų pasisavinimas. Jeigu mes turim sutrikusį tulžies nutekėjimą, tulžies sąstovį, neturit pūslės, sutrikęs riebalų pasisavinimas gali įtakoti hormonų balansą, nes labai yra visa grupė įvairių hormonų, kurie yra gaminami iš cholesterolio. Tai yra steroidiniai hormonai mūsų streso ir lytiniai cholesterolis taip pat tulžiai yra reikalingas, bus sausa oda, nes labai dažnai sausa oda, aš geriu 3 litrus vandens, bet kažkaip, nes čia ne tik vanduo, čia ne tik hidratacija, čia yra lipidinis sluoksnis, mums reikia būtinai tinkamo tulžies nutekėjimo, kad pasisavinti vitaminus A, D, E, K, omega 3 ir kitas riebaluose tirptas medžiagas. Ir aišku, kasos fermentai irgi negalės būti suaktyvinti. Jau paminėjau tos 4 svarbiausius mūsų riebaluose tirpius vitaminus. Visi žinom, kad vitaminas D reikalingas kaulams, tai žinoma gali turėti įtaką į kaulai, ypatingai moterims menopauzė, tai gali būti svarbu. Gali atsirasti imunosupresija, sirgsim kiekvieną mėnesį, nes vitaminas D labai yra svarbus. Prasta detoksikacija, nes tulžis atlieka labai svarbią detoksikuojančią funkciją. Ir kas liečia hormonų išvedimą, pavyzdžiui, estrogenų, ir kas liečia mūsų žarnyno, galim sakyti, antiseptinės savybės įvairias turi. Ir yra tokių žmonių, kurie labai mėgsta visokias antiparazitinės programos, ten vis perka kažkokius kompleksus, bet aš visada sakau, mes tulžį palaikyti turim kasdien, tam, kad pas mus nebūtų ten parazitų, bakterijų, grybelių. Ir jeigu mes tai darom tik 2 kartus per metus, tai o kas tada vyksta tarp? Tai čia yra mūsų gyvenimo tikslas dirbti su tulžim ir tai turi būti labai natūralu. Ir šiuolaikinis žmogus pamiršo, kaip ją palaikyti, o mes šiandien sužinosime.
Ir, žinoma, tokias pasekmes yra, gali susiformuoti akmenys, jeigu labai ilgai stovi tulžis ir kristalizuojasi, atsiras žarnyno disbiozė, vidurių ištekėjimas, kaupsis cholesterolis, nes rūgštis cirkuliuoja, tulžies rūgštis. Ir perteklinis cholesterolis išvedamas su tulžimi. Ir kartais, net jeigu dirbant su tulžimi, mes matom žemesnis cholesterolio rodiklis. Tai irgi labai toks praktiškas pritaikymas yra. Toliau. Taip. Taip, vat kaip tik, tuoj. Iškart praktiniai patarimai, aš praktiškas žmogus iškart duodu. Tai va, svarbiausias skonis jūsų racione yra kartus. Neaštrus, kartus. Kiekvieną valgį metu, prieš kiekvieną valgį kažką tai pakramtyti, kažką išgerti. Lėkštėje iškart savo čekmarką uždedat, ar turit kažką kartaus. Yra tas kartuminas, jisai suaktyvina mūsų, ypatingai galinėje dalyje jūsų liežuvio tas 2 receptorius, toks protingas pavadinimas, bet jisai siunčia signalą mūsų kepenims gaminti tulžį. Ne? Ir aš čia specialiai skyriau 2 sąrašiukus, jeigu jūs turit nustatytą sladžą, drumzlės, akmenis, prie šitų neliskite, ne? Nes gali jums suaktyvinti tulžies gamybą, gali pajudėti ir jums bus labai didelis diskomfortas. Čia yra švelnus kartuminai, pradėkit nuo jų. Ir aš čia sakau kartuminas, manęs iš karto pasakė, pelynas, nebūtina taip kinkytis kiekvieną kartą, ne? Tai mes galim pasirinkti kiaulpienės lapus. Mes galim pasirinkti rūkolą, galim pasirinkti greipfruto žievelę, ne? Galit pakramtyti, galbūt ne visada ten imbieras yra, apelsino žievelę. Ir toliau mes turime stiprius kartuminus, kurie iš jų turi ten jau antiparazitinių tokių savybių, aš galbūt pelyną taip pat rutininiam vartojimui galbūt nerekomenduočiau, bet kiaulpienės šaknis, krienai, labai gerai, jo. Nuo šito galit pradėti. Toliau. Taip. Matot, aš truputį, mano visgi, mes kai galvom, kad jeigu tai yra natūralu, visada yra saugu, ne? Bet taip nėra. Pelynas turi antiparazitinių savybių, jie turi tokių antibakterinių savybių ir vis tiek po pelyno mums reikia atstatyti mikroflorą. Ir jeigu jūs nenorit paskui atstatinėti savo mikroflorą, ne, po kažkokių fitoseptikų, aš rekomenduoju visgi rinktis švelnesnių, be antiparazitinių. Paskui probiotikus vartoti. Tai va, pelynas, aš jau rekomenduoju, jeigu mes jau pelyną pasirinkam, jisai vartojam trumpesnį laiką, ne, kaip protokolas toks, ne, ir tada mes paskui galvom, kaip mes galim biškį paremti savo, nes normoflorai pelynas irgi turi įtakos, gali panaikinti geras bakterijas. Galiu klausimą, jeigu yra rukola nugesinamas, sakykim, nuėmas tas kartums, tai ar jį reikia daryti, ar geriau jo nedaryti? Tai rukola yra kas? Nugesinamas? Nuėmamas kartums ten su druska? Ne, jau nebeveik. Nes būtent tas kartumas jisai ir veikia. Kai jūs tik tą kartumą burnoje pajaučiat, tai jums yra signalas ir kepenims signalas, kad reikia gaminti. Jeigu jau kartumą nuėmėt, dėja jau tokio poveikio nėra. Aišku, galbūt ten kažkokių naudingų savybių vis tiek lieka, bet tulžiai jau neturėjo. Yra netgi tokių lašiukų, ekstraktų, digestive bitters, galbūt žinot, yra netgi alkoholiniai, tokie buvo aperityvai, ten gensijono lykeris, net. Anksčiau ir būdavo naudojami prieš, tam, kad paskatinti mūsų visų tulžies funkcijų, paskatinti tulžies funkciją. Kas dar taip pat mums svarbu? Šiltas vanduo. Ne, vat šiltas vanduo, jis suskatina, pagerina kraujotaką, atpalaiduoja latakus, nuima spazmą. Ir atsibūdus 200 ml, 300 ml pradeda ne kambario temperatūros, o geros tokios, toleruojamos, galim sakyti, arbatos. Kaip kava, kaip arbata. Jau taip žinot, kad būtų komfortiška, bet... O tai arbata tinka ar paprastas šiltas vanduo? Tinka ir arbata, ir šiaip žolelių arbatos, jie bendrai įeina į bendrą vandens kiekį, ne, kai kurie žmonės negali gerti vandens, tik gerti žolelių arbatas. Žinoma, be cukraus. Jeigu su cukrum, čia jau užkandis gali sakyti. Taip. Sakykit, o jei aš geriu vandens šilto ryte, kavos puodelį juodos ir pusryčius valgus
po 2 valandų. Galima taip? Vėlgi, kai manęs klausia, ar galima taip, viskas priklauso nuo konteksto, ne? Jeigu neturit refliukso, nes kava vis tiek yra refliukso provokatorius, ne? Jeigu neturit gastrito, gali. Kitas dalykas, rytais nepamirškit, kad aš ir čia paminėsiu, kad aš rekomenduoju papusryčiauti per valandą nuo pabudimo. Dėl ko? Dėl to, kad ryte jūs žarina kortizolis. Tai yra, vadinamas streso hormonas, bet jis iš dalies biškį užblokuoja mums veikimą insulino. Ne? Ir tada jūsų gliukozė daug ilgiau lieka kraujyje aukšta. Ir mes to nenorim, ne? Nes gliukozę mes norim įkišti į ląstelę, ne? Kad jinai ne kraujyje būtų. Tai iš ryto jūs ant to kortizolio, ant to adrenalino, darant po save pastimuliavot kava ir iki pietų galite nevalgyti, ne? Bet mūsų organizmui ir mūsų antakščiams tai nėra palanku. Ne? Bet aš kažkur girdėjau, kad vanduo su kava juoda, būtent be pieno, skatina tulžies. Gali, taip. Bet mes tulžį kam skatinam? Tam, kad pavalgyti, tam, kad suvirškinti riebalą. Jeigu jūs nepavalgėt, kodėl mes ją tada skatinam? Bendrai, yra žmonių, kurie mėgsta gurkšnoti ten vandenį su citrina visą dieną, ar ten su... Nereikia to. Tas organinės rūgštis 10-15 minučių prieš valgį paskatins skrandžio rūgšties išskyrimą. Skrandis toks, toj maistas bus. O jūs ten 3 valandas paskui nevalgote, ne? Tai kaip ir apgavom jį, galim sakyti. Tai rūgštus kartu skoniai, pusvalandį, 10 minučių ten prieš valgį, ne? Jeigu... O visą kitą laiką, ne? Tiesiog žalelio arbatas, šiltas vandenukas. Labai gerai mūsų tuš. Šaltalankio aliejaus, jeigu šaukštelį išgerti, tinka prieš? Kokiu tikslu? Kad kažkas ten sprendėsi. Apsigalka biškė. Šiaip šaltalankis turi labai daug regeneruojančių tokių, jeigu turit refliuksą, stemplės uždegimus, opas, taip, ne, galit. Taip, galit. Gerai. Vėlgi, pusryčiai, būtinai, ne košės, ne visokie varškiečiai. Jeigu mes kalbam apie tulžies virškinimo palaikymą, prašau, pusryčiai, turi būti su baltymais, su riebalais, su skaidulais, ne, tam, kad pamaitinti mūsų organizmą, duoti mūsų organizmui statybinių medžiagų. Statybinės medžiagos tai yra baltymai ir riebalai, ne, mūsų audinės, mūsų hormonas. Jeigu jūs valgote tik košę, jūs duot tik energijos, bet maistinių medžiagų neduot. Kartumynai galite naudoti, ką aš paminėjau, ne, žolelės, bet yra dar tokie digestive bitters, visokie būna ekstraktai, endobiogenika, jie daro tokius tinkturytės, ne, tai juos irgi galima į vandenuką su nedideliu kiekiu maišyti irgi išgerti. Taip. Šimta procentų nesaldi, ne? Tai aš žinau, pas mane yra tokių košių mylėtojų, tai mes ieškom biški, ne pusryčiams, ne? Jeigu jūsų tas patiekalas labiau panašus į desertą, tai yra desertas. Jeigu jūs norite duoti maistinį, taip, kaip, po pieto, ne? Jeigu ten prieš vakarę, ne, kaip jie ten vadinasi, galima, bet taip, pavakariai, taip. Ypatingai, 3-4 biškai krenta mūsų energijos, tada 3 norisi kažkokios saldainiukas su kava, ne? Tai galima tada jogurtukas arba košės su uogom. Bet ryte vis tiek turim ieškoti kompromisą, ne? Mes vis tiek turim žiūrėti į lėkštę, kad tie angliavandeniai nebūtų pagrindinis mūsų maistas, ne? Padalinkit per pusę, palikit košę per pusę, kitą užpildyti daržovėm, uždėkit kiaušinį, jau bus daug geriau, ne? Taip. Jeigu žmogus koncentruojasi vien tik apatinį maistą, tokia mitybai, ar tai skatina tulžies pūslės akmenų susidarymą? Absoliučiai taip. Yra 2 hormonai, kurie turi poveikį tulžies sąstojui. Tai yra atsparumas insulinui, todėl kartais irgi aš aprašau tą tokią tipinę kandidatę į tulžies akmenis, tai visada moteris biškį su viršsvoriu, jeigu ne didelis KMI, bet visceralinis nutukimas, dažniausiai nevalgo ryte arba valgo saldžiai. Po 40, nes prasideda tas estrogenų svyravimai, ne, perimenopauzė ir taip. Dar kitas klausimas, ar tu savo praktikai naudoji kažką tulžies akmenų išskaidymą, su metodika, ten savo šviežius obuolių sultis, obuolių rūgštis? Ne, labai nereikia. Šiaip, jeigu mes kalbam apie tulžies visą tą funkciją, ne, šiandien aš tokius bendrus duodu patarimus, ne, bet
galvokite apie tulžies visą tą funkciją, kaip apie kraną, kriauklę ir latakus. Faktiškai čia yra tas pats. Mums reikia iš vienos pusės atlaisvinti latakus, nuimti spazmą, tai yra mūsų darbo su nervų sistema, pakvepuoti, būti ramybė, karštas vandenukas irgi atlaisvina latakus, daugiau magnis, kas turi magnio trūkumą, irgi gali būti suspazmuotis mūsų raumenynas. Mešlungės ne tik ten būna, ne kojose, ne? Tai va, atlaisvinam latakus, atsukti kraniuką galim kartumynais. Va, galim pradėti nuo švelnių, paskui biškai kažką ten rimčiau dadėti, ne? Ir tulžies struktūra, pati tulžis gali būti kaip tokia nekeista alyva, arba jinai gali būti kokybiška. Ir tam, kad pakeisti jo struktūrą, mes galim naudoti fosfolipidus. Tai yra, jie jau eina į tulžies sudėtį ir jeigu mes padidinam juos suvartojimas su kapsulėmis, aš tiesiog šiandien nenorėjau papildų ten kažkokių reklamuoti, bet fosfolipidai pirmas mūsų yra įrankis. Ir toliau, jeigu pas mus labai didelis sąsajus ten yra arba akmenės, tai yra tauro dezoksifoliarūgštis, ursosan, ursofalik vaistiniai preparatai, arba tutka, tai yra kaip papildo pavidalo, taurinas, glicinas, atskirai kaip rūgštis, irgi keičia reologiją. Tai va, bet čia vis tiek būtų geriau su specialistu pasikonsultuoti, paskui patiems nepridaryti. Pradėkim iš pradžių nuo nesaldžių pusryčių, karšto vandenuko, biškai daugiau kartumynų ir pamatysit, kaip virškinimas truputį gerės. O kas yra varškė? Baltymai, su kuo? O skaidulus ten yra? Ne, be skaidulų negalim. Taip, vėlgi, galvokit, norit varškį, jis gali sumaišyti su špinatais, pridėti kokių nors dar pomidorų, ne? Jau bus kokybiškai. Man bendrai bet koks mono produktas kaip patiekalas, man nepatinka. Nei košė be nieko, nei varškė be nieko, ne? Galvokit, kaip jūs galite praturti. Ypatingai, jeigu mano rekomendacija visiems yra valgyti 3 kartus per dieną, ne? Tam, kad išlaikyti tos biškai badavimo, ne, mūsų anabolizmo, katabolizmo ciklus, tai jūs jau tą patiekalą padarykit kokybiško, ne? Nes kitaip tada jūs taip ir užkandžiausite. Čia biškai vaškės, čia biškai tai jogurtuko, taip ir valgo. Bus kokybiški patiekalai, visą organizmas gaus ir potraukis saldumynams mažės. Taip, toliau, ko nenorim? Nenorim sauso maisto, bet kokių sumuštinių, kas labai mėgsta sumuštinuką ten, rytės valgyti, nelabai gerai. Produktai be riebalų, ne, ar patiekalai, kur visiškai nėra riebalų, nes riebalas suskatina irgi tulžę, ne tik kartumynus. Į angliavandenius nereaguoja. Deriniai tokie riebus ir šalti, nelabai tulžiai patinka. Mėsos grūdų perteklius, jeigu trūksta skaidulų, nepatinka ir saldus pusryčiai. Ir jeigu mes pasižiūrim į kas palanku mūsų tulžiai, kokie pusryčiai. Va taip, netgi košė, galim surasti kažkokį kompromisą, košių mylėtojai. Ne, čia gali būti ir avižos, ne, gali būti kiaušinukas, gali būti žuvytės, ne. Čia irgi labai faina košė, bet tokia kokybiška. Čia kas nemėgsta košių, ne, galit žuvytę, galit vištieną, silkę galit, nes kartais sako, silkę, man, įpročio reikalas. O va čia viskas, kas prisideda prie atsparumo insulinui, energijos šuolių ir stovinčios tulžies. Norisi kartais tų varškėčių, bet čia desertas, traktuokit jį kaip desertas, ne aš nesakau, jų niekada negalim valgyti, bet čia tikrai nebus geros, geri pusryčiai. Ne? Toliau. Ir labai irgi norėjau pabrėžti skaidulų svarbą. Mes apie skaidulus galvojam kaip apie, daugumą jau žino, kad čia yra maistas mūsų mikrobiomoje, ne, mūsų bakterijos valgo skaidulas, išskiria labai naudingas medžiagas, kurios naudingas mūsų žarnynui. Bet taip pat skaidulos yra naudingos ir tulžies nutekėjimas, nes sorbuoja, užtikrina tą jūrę cirkuliaciją ir ypatingai mums svarbios yra tirpios skaidulos. Ir kur mes randam tirpių skaidulų, tai yra sėklos įvairios, čia, linų sėmenys, paskui ankštiniai, beveik visos pupelės, lęšiai, žirneliai ir avižos. Turi labai daug tų skaidulų ir naudingas. Ir viskas, kas eina mūsų vaisių viduje. Ne, tos odelės pagrindė yra ne soluble, ne tirpios, eina kaip šluota, o šitą suformuoja tokį gelinę masę ir labai yra naudingas. Taip. Atsiliepimo, kad linų sėmenės reikėtų
yra maldas, ar tai yra... Teisingai. Apie nemaldas, tai ar... Nu, jau labiau gal, nematos gal labiau kaip ne tirpios, kaip šluota, bet jeigu su maltė, ir geriausia maltė prieš pat suvartojama, nes vis tiek ten yra omega 6 daug, jeigu sąlytis su oru labai ilgas ir oksidacija vyksta, tai aš rekomenduoju maltę. Ne, tas yra... Nu, vat kaip šluota praeina. Netirpios skaidulos irgi yra labai naudingos. Nu, Tai jie padaryti kaip kisėlių. O, kisėlius super, nu ko štai reikia tik tais. Ryte. Arba su maltė kartu su kisėliu. Nu, vėlgi, priklausomai nuo to, dažniausiai kisėlių vartoja tada, kada jau yra uždegimas, ne, kažkoks gastritas ir tos sėklytės gali būti nelabai palankiai. Ne? Jeigu jūs neturit, tai galite vartoti su sėklytėm, ne? Bet dažniausiai dėl to, kad kisėlį vartoja, kada jau yra tam problemų, tas rekomenduojame nukošti arba su maltė. Atsiprašau, noriu paklausti, o tą kisėlių, kai darai, būdavo darydavom į termos ir užpilam karštų vandenį, dabar nauja teorija tik šaltą? Ne, karštų. Jis net neišleis, aš nežinau, kartais netgi karštą neužtenka, reikia net pavirti, kad jisai paskui kisėlį virtų. Tai aš negirdėjau, kad reikia šaltų vandenį. Jo. Čia tik tai šaltų galim užpilti, ne iš karto gėlinę virsta. Ir kalbant apie žarnyną, šiandien nežinau, ar girdėjot apie mūsų imuninę sistemą žarnyne? Girdėjot? Taip. Jį vadinasi GALT. Gut Associated Lymphoid Tissue, su žarnynu susijusi limfoidinė sistema. Ir ji yra, jeigu čia yra mūsų žarnyno senelė, ne, mūsų gleivinė, epitelis. Čia yra limfmazgiai, yra peirio plokštelės ir ant pačios mūsų tos gleivinės yra imunoglobulinai A, kurie yra pirmoji mūsų apsauga. Ir labai daug yra asocijuotų ligų, autoimuninės ligos, alergijos, kurios yra susijusios būtent su didintų žarnyno pralaidumu. Sekam. Padidintą žarnyno pralaidumą, tai nėra kažkokia būklė, kur ten gali nueiti ten per kolonoskopiją pasižiūrėti. Čia funkcinė būklė tokia, kada biškai padidėja tas pralaidumas. Kažkiek pralaidumo turi būti, nes mūsų imuninė sistema nuolat apsimokina, bet padidintas visada sukuria tokia imuniteto hiperaktyvacija ir yra du pagrindiniai trigeriai mūsų imuniniai sistemai, tai yra maisto antigenai. Tai reiškia kažkas maiste, kas mūsų imuninė sistema atrodo, kad priešas. Ir čia nėra galbūt kažkokios vienos taisyklės. Vienam žmogui vienas produktas gali būti priešas, kitam žmogui kitas. Tai vat maisto antigenai ir bakterijos, kurios pas mus ten gyvena. Ir 99% atveju mūsų imuninė sistema by default, ne, pagal mūsų nustatymus yra nereaguoti. Bet kai didėja tų įvairių trigerių apkrova, didėja žarnyno pralaidumas, jinai pradeda reaguoti į daug įvairių trigerių. Ir jeigu mes kalbam apie maisto antigenus, ne, tai kas maiste gali trigerinti mūsų imuninę sistemą, tai yra glitimas. Glitimas yra kai kuriuose grūduose, kviečiai, rugiai, miežiai ir tai yra pieno baltymai, kazeinas. Ir taip pat tai yra bakterijos. Bet kokia disbiozė gali tapti trigeriu mūsų imuninė sistemai, nei gali susiaktyvinti. Taip? Tai vat klausimas. Ar valgyti duoną? Labai dažnai gaunu šitą klausimą ir noriu visiems paaiškinti, ne? Ir kartais girdžiu, kad nu tai valgė mūsų ten tėvai tą duoną ir viskas buvo gerai, tai kodėl dabar yra blogai? Tai daug kas pasikeitė per tiek metų. Grūdas yra nebe toks grūdas, koks jis buvo. Sekantis, aš jums parodysiu, kaip keitėsi grūdo genetinė medžiaga. Jie pradėjo ten selekcionuoti, tam, kad iš vienos pusės išgauti daugiau glitimo, nes tai duoda purumo mūsų kepiniams, mums tai nuo to negeriau, bet grūdui kepiniams yra gerai. Ir jeigu mes paimsim seniausią grūdą, einkornas, ir beje mes galim nusipirkti einkorno miltų, tai yra senovinis grūdas, ir jeigu mes pažiūrim į jo genomą, tai yra AA. Toliau pas mus atsirado kitų grūdų ir prisidėjo kitos raidelės, tai reiškia, selekcionavimo būdu pasikeitė genomas. Ir didžiausia problema atsirado, kada atsirado D raidelė mūsų kviečių genome, nes būtent D
alelė, kaip jin ten vadinasi, asocijuojasi su didesniu imunogeniškumu. Tai reiškia, jūs valgysite duoną ir jeigu jūs esate jautresnis, galbūt yra kitų priežasčių, ne, dėl ko jūsų imuninė sistema gali reaguoti, šita duona, ne, šito grūdo jums bus problematiška. Tai gali tapti trigeriu ir autoimuninių ligų, alerginių ligų įsivystymo. Vėlgi, čia nėra viena taisyklė, kad visi turi atsisakyti duonos, bet jeigu jūs turite pasirinkimą, rinkti senovinius grūdus, pirkti duoną, kuri yra nepurškiama, pirkti duoną, kuri yra kepama mūsų tų senų, laikyti senų tradicijų, natūralaus raugo. Tai yra daug geriau negu duona iš parduotuvės, ne? Tai yra ne du vienodi produktai. Ir dar jeigu jūs ten su to lankstymu dirba, tai čia ir meditacija gaunasi. Tai aš rekomenduoju visgi žiūrėti į tai, iš kokios duonos yra, iš kokių grūdų yra kepama duona. Ir vat spelta, šiaip jinai irgi prie tų senesnių, biškį mažiau, jinai ten turi glitimą, bet vis tiek turi tą D genomę, ne, kuri gali įtakoti mūsų imuninę sistemą. Ir toliau, klausimas, ar valgyti pieno produktus. Ne, su pieno produktais šis irgi yra tokia, įdomi situacija, ne. Aš tiesiog sakau, pienas ir pieno produktai, čia yra tas pats. Sako, aš pieno negeriu, varškę tik valgom. Tai yra tas pats. Kam jis skirtas? Pieno produktai veršiukui užaugti labai greitai. Ne? Tai reiškia, kad pieno produktuose, varškė, ten jogurtas, turi, visi, taip. Kur yra kazeinas? Taip. Jeigu ten yra baltymas, jeigu yra lydytas. Kalbu apie pieno produktus, kuriuos pamelžė vakarė tau ir pasikeisti. Ne, tas pats. Ten yra irgi tas, bet, palaukti, aš dar nesakau blogai, nes turim sulaukti išvarą. Paskirtis pieno produktų, pieno užauginti veršiuką. Gal tai yra naudinga žmonėms, kuriems reikia paaugti, sakykim, vaikams. Gal tai yra naudinga sportininkams, nes tikrai turi daug augimo faktorių, aukštą insulino panašų faktorių, dėl to sporto visa mūsų produkcija, ne visokie išžūgų baltymai, ten pieno pagrindų, tam, kad jeigu jūs einate į sporto salę, paskui gerite savo proteino kokteilį, gaunate kryptės signalą, ne, jūsų raumenims augti. Bet jeigu jūs esate moteris 50+, nesportuojat, ten jau menopauzė, tai jau tie pieno produktai gali paskatinti augimo procesų. Ne, ir polipukai kažkokie, dar kažkas ten. Tai vat, iš šitos pusės reikia dar pagalvoti, bet šiandieną dar ką aš noriu užtvirtinti, kad ne visi pieno produktai yra vienodi. Ir jeigu mes imam vėlgi kazeinas, tai yra pieno baltymas, jisai gali būti A2 arba A1. Avių turi A2, daug geriau mūsų imuniniai sistemai netrigerina. Dar turim mažiau tų kazomorfinų, kurie prisideda prie to hiperaktyvumo mūsų imuninės sistemos, turim mažą insulino panašų faktorių, mažesnį kiekį, tai reiškia mažiau skatina augimo procesus ir reiškia imunogeniškumas yra žemiausias. Tai vat, jeigu norit valgyti pieno produktus, avių pieno produktai yra numeris 1. Toliau eina ožkų, bet labai turi IGF vieną, tai reiškia skatina stipriai augimą. Sportininkams gali būti gerai, vaikams, bet ne moteriams ten menopauzė. Bet turi irgi A2 žemesnis imunogeniškumas, tai reiškia, jeigu turite autoimuninių ligų, alerginių ligų, galite vartoti. Ne? Bus saugiau. Toliau eina mūsų tas standartinis pienas A1. Visi maisto produktai, nebent yra parduotuvėje pažymėti, kad jie yra A2, jie yra A1. Jeigu norit pirkti karvės pieno produktus, jeigu turite imuninės sistemos sutrikimus, alergijos, autoimuninės ligas, ieškokite pieno su A2. Jau yra parduotuvė raudonai, tokia balta pakuotė. Pienas tikrai visur yra, bet dabar mačiau, kad yra ir varškė, ir jogurtas, ir A2. Bus daug palankesnis. Tai bet kai kalbam apie tai, kam, ar galima pieno produktus, klausimas, kam, kas jį vartos? Vaikas, sportininkas, moteris menopauzė, ar turi autoimuninių ligų, alerginių ligų, ar yra uždegiminiai kažkokie procesai, ar yra kažkokie augimo procesai. Ir tada mes galime daryti kažkokią išvadą. Vaikai, aš atsigersiu, yra kažkoks mano augimas. Ne, kažkoks buvo mano.
Ne ten. Ne, kažkur viskas sudėjau. Kažkas sudėjau. Nėra. Pakalbėsim apie mikrobiomą. Irgi labai svarbi mūsų sveikatos dalis. Mikrobiomas, mikrobiota, galbūt, jeigu mes kalbam apie pačią bakterijų populiaciją, mikrobiomas, tai čia kartu su visais genais, kurie ten yra, sveria 2 kilus, apie, tai įsivaizduokite, iš jūsų ten 60 kg, 2 kg, tai yra jūsų bakterijų. Tai aišku, mūsų yra tikslas jau palaikyti sveiką mikrobiomą, pamaitinti jį kiekvieną dieną, užtikrinti, kad ten gyventų gerosios bakterijos. Tai mūsų mikrobiomas gamina tam tikrus vitaminus, bet labai mažais kiekiais ir dažniausiai manoma, kad savo reikmėm, ne mums. Taip pat jie atlieka labai svarbią tą imuniteto treniravimo funkciją, ne, jeigu bakterijos gyvena, imuninė sistema simbiozėje su jomis gyvena ir jie mūsų duoda naudos, mes jų irgi neliečiam. Tai labai svarbi irgi dalis. Turbūt girdėjote, ne, vaikai, kurie auga sterilioj visiškai aplinkoje, ne, tai jie paskui dažniau serga, tai vat, mums labai svarbu, kad būtų įvairi ta, mūsų populiacija. Naudingos bakterijos, jeigu jų yra daug, jos ten užima vietą ir neleidžia patogeniškom bakterijoms apsigyventi ir labai dažnai vat, po antibiotikų vartojimo, ne, po kažkokių vaistų, kurios tam mikrobiomai įtakoja, tos vietos atsilaisvina, tada gali tos patogeninės bakterijos ten apsigyventi. Dėl to irgi labai svarbu palaikyti jų populiaciją. Bakterijos gamina trumpuosios rūgšties riebalinės rūgštys. Ir vienas svarbiausių yra butiratas, sviesto rūgštis. Ar esat girdėjusi tada? Va, tai aš džiugiuosi, bent vieną labai svarbų dalyką išnešit. Kai mes valgom skaidulas, bakterijos gamina butiratą, o butiratas yra maistas jūsų žarnyno ląstelė. Ir tai antiek yra svarbi medžiaga, tai riebalinė rūgštis, kad dabar netgi galima įsigyti papildų pavidalų, ne, jeigu ten yra žmonių, kurie skaidulų netoleruoja, ten pilvų pūtimai, tai galima netgi vartoti ir labai gerai prie visokių uždegiminių žarnyno ligų padeda. Bet jeigu jūs valgote pakankamai skaidulinio maisto, jūsų bakterijos jums pagamina butiratą. Tai yra labai gerai. Nebūtent. Bet jeigu jūs, sakykime, jau žinot, kas jūs yra uždegimas žarnyne, tada galime nekį papildą įtraukti tam, kad tiesiog terapinį poveikį turėti. Ne, čia dažniausiai yra jau spugenų detoksikacija. Kepinis, tulžis ir žarnynas. Ne, mikrobiomas mažesnį turės tam. Medžiagų apykaitos valdymas, tai irgi labai, dabar yra tokia nauja bakterija, kurią surado mokslininkai, vadinasi Akkermansia. Ir jos trūkumas labai dažnai siejamas su atsparumu insulinui, antro tipo diabeto, žmonės, kurie serga šitomis ligomis, Akkermansijos yra labai mažai. Taip pat, jeigu pas mus yra sutrikusi mikrobiota, tai jie gali gaminti mums kenksmingas medžiagas, tokias kaip MAO. Taip pat mūsų mikrobiota gamina serotoniną ir įvairius neuromediatorius. Ir turbūt irgi girdėjote apie žarnyno smegenų ryšį. Ir yra daug visokių disbiozių, kurios gali prisidėti netgi prie depresijos. Ne? Tai dėl to mūsų žarnyno sveikata yra labai svarbi. Ir pagrindinė taisyklė, kuo įvairesnė jūsų mikrobiota, tuo yra geriau. Kuo mažesnė įvairovė, kuo mažesnė populiacija, tuo mažiau naudų jūs gaunate. Ir disbakteriozė yra tokia būklė, kuri gali išsivystyti ir labai dažnai vienas tokių pakankamai dažnų nusiskundimų mano partnerių klientų programų dalyvių yra pilvo pūtimas. Kas turi pilvo pūtimą? Pilvo pūtimai. Mes kartais galvom, kad čia yra dėl maisto, ypatingai valgant gerą, sveiką maistą, ten kopūstus, ten vaisius, ankštinius pradeda valgyti, o mums ten viskas įsipučia ir mes galvom, kad čia mes maistą netoleruojam. Bet iš tiesų tai dažniausiai yra disbiozė. Ir disbiozė tai nebūtinai kažkokios patogeninės bakterijos. Tai yra jūsų bakterijų, kurios turi gyventi storajam žarnyne,
Išvešėjimas į plonąją žarnyną. Tai jos jums duoda pilvo pūtimus ir trikdo maistinių medžiagų pasisavinimą. Tai va čia šitai skaidriai matot, kad čia turi gyventi mūsų mikrobiota, storoj žarnoj. Kai vyksta disbiozė, jie va šičia va išvešėja ir kai jūs valgot bet kokios fermentuojamus angliavandenius, kurias aš paminėjau, jie va čia fermentuoja ir apdovanoja jūs dujomis. Ne? Tai visi pūtimai dažniausiai yra disbiozės požymis. Mums labai svarbu pamaitinti mūsų mikrobiomą. Visi jau žino, kad mikrobiomas valgo, mūsų bakterijos valgo skaidulas. Ir daug visokių yra, ne? Ir pektinas, ir beta-gliukanai, ir psilumas, ir inulinas, ne? Vėlgi, kai kurie iš jų gali duoti pilvo pūtimus, bet tai yra mūsų bakterijoms maistas. Bet mažai kas žino, kad mūsų bakterijos taip pat valgo ir polifenolus. Ne? Polifenolas tai yra tokios medžiagos, kaip kvercetinas, kaip EGCG, kurio žalioje arbatoj, alyvuogių aliejus turi daug polifenolų. Ir yra tam tikros bakterijų rūšys, tokios kaip Akkermansia ir bifidobakterijos, kurios valgo polifenolus. Kaip mes galim užtikrinti lėkštėje, kad mes gaunam pakankamai skaidulų, polifenolų ir viso kito. Mums labai svarbu užtikrinti vaivorykštę. Kiek spalvų dažniausiai augalinio maisto jūs surenkat kasdien? 3. Reikia 6. 6, ne? O 6. Raudona, oranžinė, geltona, žalia, purple, violetinė ir tokia ruda balta, ne? Augalinio maisto. Kiekviena spalva yra pigmentas. Jeigu tai yra pigmentas, tai gali turėti kažkokių naudingų poveikių mūsų sveikatai ir labai dažnai tai yra kažkokie polifenolai, kurie maitina mūsų mikrobiomą. Labai dažnai, kai sakau, reikia valgyti daugiau augalinio maisto. Aš noriu visą valgę, bet aš už tai, kad būtų labai daug augalinio maisto. Ir klausiu, ką valgot? Sako, agurkas, pomidoras. O jeigu uždrausčiau agurką į pomidorą, nieko nelieka. Ne? Tai vat visus labai raginu pradėti, kaip vaikams, ne? Yra beje tokias lentelės ir vaikams. Galime netgi namuose pakabinti kur nors ant šaldytuvo ir sukurti netgi tokį žaidimą, ne? Kas daugiau spalvų per dieną surinks, kas daugiau spalvų per savaitę surinks, nes vaikai, aišku, mokysis iš jūsų, o jūs biškai paplatinsite savo racioną. Tai labai svarbu, kad būtų bent 6 spalvos kasdien, stenkitės nesikartoti per savaitę, jeigu jau buvo ten raudonas obuolys, raudona paprika kitą dieną, ne, tam taip paįvairinti. Ir tada jums nereikės galvoti, kokie ten lignanai, kur, kaip ten, kad mokslinių pavadinimų nereikėtų įsiminti, tiesiog labai paprasta taisyklė. Toliau. Spalva, tai jeigu jūs su žievelę valgysit, žalia vienus duos jums naudingas medžiagas, raudona kitus. Nes čia yra pigmentas, ne, ir tie pigmentai dažniausiai yra polifenolai. Ir baigiant mūsų šiandienos susitikimą, noriu vis tiek palikti laiko ir klausimams, galbūt buvo aktualių kažkokių šiandienos dalykų. Noriu grįžti prie tų bazinių dalykų. Niekada nebus gero virškinimo, kol jūs nesutvarkysit savo nervų sistemą. Ir aš dažnai girdžiu, kad ten žmonės bando stresu viską nurašyti, ne polifenolis aukštas, čia nuo streso. Ten nevirškinimo, čia nuo streso. Bet virškinimas turi labai tiesioginį sąsają su mūsų nervų sistema per mūsų parasimpatiką. Ne? Ir parasimpatinė sistema, valgyk ir virškink, atsipalaiduok ir virškink, yra susijusi su klajoklių nervų, vagusas vadinamas. Ne? Ir yra tam tikrų priemonių, praktikų, rutinų, kurios leidžia mums padidinti to vaguso tonusą. Jeigu mūsų vagusas yra geram tonuse, mūsų automatinės nervų sistemos reakcijos bus kitokios, ne? Nes yra tokių žmonių, kurie labai jautrus, labai tokie reaktyvus, ne? Nesvarbu kokia situacija, jų nervų sistema iš karto sureaguoja. Tai jeigu mes kalbam apie parasimpatiką ir simpatiką ir virškinimo sąsają, tai parasimpatinė skatina virškinimo visą procesą, didina seilių išsiskyrimą. Turbūt jūs pastebėjote, ne, kai jūs esate stresą, jums net burna džiūsta, ne, norite atsigerti.
Skatina skrandžio rūgšties gamybą, suaktyvina peristaltiką, skatina tulžies kasos fermentų sekreciją, atsipalaiduoja mūsų virškinimo trakto sfinkterius ir padidina kraujotaką virškinimo organuose. Ir atvirkščiai, jeigu jūs nuolat esate strese, slopinamas virškinimas, neįsiskiria skrandžio rūgštis, suspazmuoja tulžies pūslė, nėra seilių, sfinkteriai susitraukia ir kraujas nueina į raumenis, nes jums reikia bėgti nuo liūto, o ne virškinti. Ne? Todėl labai svarbu. Tai ką mes galim daryti tam, kad paskatinti tą mūsų vaguso klajoklio nervų darbą? Kas esat girdėję apie klajoklį? Skatinat? Kasdien. Girdėt, bet nežinot, ką daryti. Tai aš duosiu jums paprastus patarimus. Taip. Iš tiesų, tas mūsų klajoklis, jisai turi čia gal nėra tos nuotraukas, bet jis yra surištas su mūsų batų stygomis. Tai mes galim, galbūt matėte, yra dabar tokių renginukų, kur čia vibruoja. Ne? Tai jūs vibruoti galite iš vidaus, kai jūs mantras kažkokias, čia galbūt nereikia su kažkokia filosofija sujungti, bet čia galbūt paaiškina, kodėl jie tą turi, ne? Mantras, giedojimas, dainavimas, viskas, kas čia pasimuliuoja vagusą. Visos šios priemonės, jas reikia taikyti kasdien. Ne tai, kad jūs ten sustresavo, tai tam pradėt haminti. Tai čia yra tokia kaip treniruotė, stiprinti savo raumenį. Taip pat arčiausiai odos jis yra, čia va, apykaklė, ne? Apykaklės masažas, akupunktūra, va čia energyvoja ir akupresūra. Puikiai tinka. Masažiniai kilimėliai, visokie dozuotas skausmas, puikiai tinka. Iškvėpimas, tai yra, kvėpavimas, tai iškvėpimas yra ilgesnis negu įkvėpimas. Siunčia mūsų signalą, mūsų nervų sistemai signalą, kad jūs esate ramybė. Galbūt jūs nesate ramybė, bet tokį signalą gauna jūsų smegenys, nes mes natūraliai kvėpuojam lėčiau, kai esame rami būsena, tai mes galime iš tos pusės padaryti. Miegas, naktinis miegas, kuris yra susietas su mūsų cirkadiniais ritmais, nepakanka miegoti 8-7 valandas, bet kada. Žmonės, kurie turi naktinį darbą, pamaininį darbą, žiūri serialus iki 2 nakties, nors ir išmiega tas reikalaujamas 7 valandas, yra rizikos grupė turėti visus metabolinius sutrikimus, nuo diabeto iki vėžių. Tai va, čia yra labai svarbu ir virškinimui, ir bendrai sveikatai. Meditacijos. Meditacijos tai yra ir bendrai mūsų mentalinė higiena, galim sakyti, biškai apvalo, mūsų smegenės. Ir natūraliai mes kitaip pradedam kvėpuoti meditacijos metu, tai čia galim sakyti, sujungtas yra tas poveikis. Ir paminėjau, tai irgi masažiniai kilimėliai, dozuotas skausmas. Tai yra tų priemonių, reikia kitais daryti. Pasirinkit 1-2, gal kažkam meditacijos streso sukelia, tai nemedituoti, pradėkit daryti kažkokias kitas praktikas, rutinas, bet labai yra svarbi taisyklė, tai turi būti kasdien. Kasdien, kaip jūs valotės dantis, mes savo fizinių kūnų tai pasirūpinam, o tos nematomus kūnus labai dažnai lieka neprižiūrėtas. Tai pasirinkit 2-3 praktikas, kurios jums neša malonumą, jaučiat poveikį, bet aš kartais sakau, kad čia yra kaip euriukas į banko sąskaitą kasdien, galbūt euriukas nedaug, bet metų gale tikrai pajusit poveikį. Tai va. Nu ką, aš manau, čia yra viskas. Ačiū Jums už dėmesį. Ir jeigu yra klausimų, su malonumu atsakysiu. Taip. Ar kad skatinti virškinimas geriau avižų raugą, ar tinka ar ne? Taip, šiaip visi fermentuoti irgi skatins skrandžio rūgšties išsiskyrimą, kas yra gerai. Kur tik tais būti reikia atsargiems. Yra, aš kalbėjau apie tą disbiozę. Disbiozė tai yra mūsų tų bakterijų, kurios turi būti storajame žarnyne, šviešėjimas ir plonai žarnyną. Tai jeigu yra tokia būklė, bet kokių fermentuotų gėrimų vartojimas arba netgi probiotikų vartojimas gali dar labiau prisidėti prie tos išvešėjusios populiacijos ir gali paskatinti dar labiau tos pilvo pūtimus. Tai turite atsekti. Fermentuoti produktai taip pat turi daug histamino, tai tie, kurie turi histamino netoleravimą, jiems irgi gali būti nelabai. Bet šiaip, taip, tai yra puiku. Jūs, pavyzdžiui, patarėt gerąsias bakterijas naudoti? Vėlgi, su kokiu tikslu? Kam? Jeigu jums reikia atsakyti, tai, bet jeigu, paprastam gyvenime, tai jūs valgykit skaidulos ir viskas ten bus gerai. Šiaip aš labai
Man taip gaila, kai jūs pamatėt, kiek šiandien yra niuansų. Kramtymas, skrandžio rūgštis, žarnyne, visko. O mes, kai ateiname į vaistinę ir sakom, pas mus ten virškinimo sutrikimai, visada tik tais vienas atsakymas, probiotikai. Tai probiotikai tik apačiojo pas mus ten, o visa kita lieka be dėmesio. Tai taip, bet fermentuoti puiku. Šiaip aš visą už fermentuotą maistą, ne, bet žmonėms su disbioze ir histamino netoleravimu gali duoti papildomą tokią nemalonę simptomą. Apie ką? Enzimus. Nu, vėlgi, kažkam reikia, kažkam ne. Yra augaliniai, tai yra bromelainas, papainas, jeigu tikrai sunkiau virškina maistą, nedaug geriau naudoti enzimus, negu nenaudoti. Bet yra tiek gyvulinės kilmės, dažniausiai tam konkretimas, kaip krionas, mezimas. Čia reikia būti atsargiems, nes yra tam tikras grįžtamojo ryšio slopinimas. Jeigu jūs vartojate gyvulinės kilmės, tai mūsų pačių kasos fermentai gali neįsiskirti su laiku. Bet jeigu yra jau kasos nepakankamumas, jau viskas, ten kažkas konkretitas buvo, tai tada mums reikia vartos fermentų, tiesiog reikės pakeisti to, ko neturi. Tai kiekvienas atvejis yra labai, viskas turi būti su tikslu. Kas slopina? Kad mažiau valgyti? Iš dalies taip, labai dažnai yra tie gliukozės supinės pas mus, dėl ko, kad jeigu jūs valgat saldžiai, dažnai užkandžiaujate, ypatingai jeigu ten kava saldumynas, greitai pas mus pasikelia gliukozė, paskui greitai nukrenta duobė, poreikis kažką užvalgyti. Jeigu yra nekokybiški patiekalai, čia sumuštinuką suvalgėm jogurtuką, ir ten po valandos vėl nori suvalgyti, tai čia irgi į šitą pusę. Tai va, aš manyčiau, kad pradėti nuo 2 dalykų. Kontroliuoti gliukozės šuolį ir valgyti kokybiškus, pilnaverčius 3 patiekalus ir tada žiūrėti, kaip keičiasi jūsų sotumas. Jeigu inkstuose yra akmenys, reikia žiūrėti tulžies funkciją, nes dažniausiai tie kristalai, oksalatai išeina į minkštuosius audinius tada, kada yra sutrikę riebalų pasisavinimas. Reikia šarminti patį šitą šlapimą, tai čia labai tinka citratai. Papildai, magnio citratas, kalio citratas, taip, aš rekomenduočiau. Netgi yra pas mus vaistiniai tie, kurie ten skaitosi irgi prie inkstų akmenų, tai būtent jie yra to pagrindu, kad ten yra citratai sudėti, biškį tą pH keičia. Bet į tulžį žiūrėti. Bet jeigu dar yra cistos sultyse, tai tulžies tikrai funkcija bus sutrikus. Pasakykit, ką manote apie organizmo šarminimą sodą? Oi. Tai, ką mes geriam bendrai, tai mes negalim šarminti organizmą. Kraujo pH ant tiek yra griežtai reguliuojamas, kad bet koks nedidelis nuokrypis jūs iš karto važiuojate ligoninėje. Tai mes dėl to sodą mes negalim nieko ten sušarminti, o plus soda mums neutralizuos skrandžio rūgštį. Aš žinau, kad yra ten vienas rusų toks mokslininkas, kuris labai ilgą laiką ten tą propagavo, bet man labai daug paukštukų yra su šita. O labai daug pavyzdžių, kai ateina moteris, kuris ten gerusi sodą, ilgą laiką su grybelinėmis infekcijomis žarnyne, nes, sutikusi yra skrandžio tam ta funkcija apsauginė. Ir kalcių irgi apykaitos sutrikimais. Tai vat, aš šiek tiek... Kurį laiką valytis rektomobuliaciją sodą galima ar ne? Aš nematau prasmės, ką mes norim ten išvalyti. Mes kasdien turim užtikrinti gerą detoksikaciją organizme. Badavimą. Aš visada palaikau. Jau geriau biškai tokios suprantamas programas eiti, negu... Ten, žinot, dabar daug visokių buvo tokių haipinių, ten peroksido gėrimas, paskui ten buvo daug žmonių ligoninė. Tai vat aš visgi labiau prie tokių, suprantamų ir laikų patikrintų priemonių. Taip, panadočiau. Aš dar vieną klausimą. Kartuminai. Užtikrinkit gerą skrandžio rūgštį ir gerą tulžies nutekėjimą, joks pas jūs parazitas neužsilaikys. Jūs dėl ko, pavyzdžiui, einat sušius valgyti? Jums ką atneša prie sušių? Wasabi. Wasabi ir? Taip. O jeigu jūs tik žalią žuvį valgot, o visą kitą stikinat, tai didinat riziką, kad, vis tiek, mes valgom nesterilų maistą. Mūsų tikslas
užtikrinti apsauginės visas funkcijas. Skrandžio, tulžies, gleivinės. Gleivinės irgi matėte, ne? Tai yra mūsų imunoglobulinai A. Vitaminas A, vitaminas D labai yra svarbus gleivinėm. Tai dar sakykit tą, kur jūs siūlėt citriną, imbieras ir druska gėrimą. Tai citrina skrandžio sultis, imbieras tikriausiai tulžį. Šiaip jie taip gan sinergiškai veikia. Taip. O druska yra chloridai. Ir mūsų skrandžio sultis yra chloras. Tai tokie atsigėrus jau kartaminų papildomų nebereikėtų. Nu, kaip aš visada, kad ir lėkštai kažko būtų rūkolas, endyvės, ridikėlis. Ir tada prieš valgant pusryčius išgert kavos atstoto kartaminus, ar ne? Kava skatina tulžies. Tai 10 minučių iki valgymo? Taip, bet aš visada kavą ant tuščio skrandžio, čia va tokia, jeigu, žinot, paprasti kartumynai, tai kaip imbieras, ten šiltas vandenukas, tokio poveikio gleivinėms neturės, bet jeigu kas turi gastritą, refliuksą kava ant tuščio skrandžio bus biškiai per agresyvi. Po valgyti geriau jo. Ir ne litrą, o... Taip, galima iš karto. Tik atsiminkit, kad kava arbata, jeigu jūs turit su geležies, sakykime, statusų problemas, ir jeigu jūs valgot kažką, kas turi geležies, tai tada kava gali biškį paslupinti pasisavinimą. Tai va šitie dalykai. Bet čia pagrindė tik augaliniai geležiai turi būti. Iš ten, iš kokių kepenėlių, nieko. Taip. Gali. Žiūrėkit, šiaip jeigu mes, pelyną mes vis tiek su kažkokiu tikslu norim vartoti, aš šiaip antiparazitų. Aš visą rekomenduoju, tada, jeigu jau labai norite, ne, pasidaryti tai kaip protokolą, ne, ten, sakykime, vartoti mėnesį. Ir tada baigus savo tą kursą, ne, ten, kaip kreslė, užsodinti kažką ten ant viršaus. Nes čia remiasi funkcinės medicinos institutas, jie turi tą 4 ar kartais 5 programą vadina. Ir jis susideda iš etapų. Tai yra iš pradžių skrandžio, rūgšties, tulžies, gleivinės, ten repair, replace programą, paskui remove, va čia mes jau dirbam su kitos sertikais, ir toliau yra renofilai, užsodinam atgal, kas galėjo nukentėti, nuo tokio galbūt agresyvesnio naudojimą. Todėl taip, palaipsniui, etapai. Ir bendrai, netgi parazitų, jeigu ten labai nori vadyti, reikia ruoštis, nes jeigu jūs turite vidurių užkietėjimą, jeigu sutrikusi jūsų detoksikacija, o jūs ten juos pradedat lankyti, kur jie pasišalins? Jie net išeit negalės. Tai bus tokia intoksikacija. Su kandida yra netgi toks sindromas, vadinasi, tai yra naikinami grybeliai, tai grybelinės priemonės, jų metabolitai yra labai toksiški mūsų organizmui ir jeigu mes kepenų, tulžies funkcijos nepalaikom, galim turėti ir bėrimus, ir galvos skausmą, ir pykinimą, ir labai gali tokia intoksikacija labai stipriai turėti. O kaip ricinos gėrimas? Ricinos aliejus? O kokiu tikslu? Ne, aš nelabai, bet pasmerkti taip klausiu. Nežinau. Išvalyti galima kartumynais, kyšiais, kasdien turi varytis. Visi turi tualetą ir kasdien. Jeigu jūs ten einate į tualetą, ir jums vidurių užkietėjimas kažkaip paskatinti, kaip tokia priemonė galbūt negalima, bet tokiam nuolatiniam naudojimui čia nėra labai, kaip ir sienos lapai nėra sveika, nes jie tokį uždegimą sukuria dėl ko ir suaktyvinasi tą peristantiką, bet tai nevas. Iš aliejus man labai patinka juodgrūdžių. Jisai turi tą antigrybelinę, antibakterinį kartuminas. Labai specifiškas, aš pavyzdžiui salotas nerekomenduoju dėti, nes paskui kai kurie žmonės negalėjo dabaigti. Jau geriau tą šaukštelę, bet labai, jeigu rinkčiausi iš tų dviejų, tai tikrai labai. Nebūtinai galima, žinai. Taip. Aš dedu ir salotus, man visai patinka, toks pikantiškai, biški, kaip česnakiukų biški, bet jeigu jautrus esat, gali nepatikti. Tai kad aš O jeigu juodgrūdę tik tais išgeri su vandeniu, bet jos nekramtai ir nemalta, yra koks poveikis? Taip, dabar galvokit, kas sakė. Taip. Dėl juodgrūdės klausimas. Išgeri su vandeniu, bet jos nekramtai, nemaigi, koks poveikis, ar nieko, ar šis kaip šluota?
Šiaip tos labelės, labai sunkiai yra, nei skrandžio rūgštis, nei fermentai negali suskaidyti. Bendrai vis sėklos, jeigu iš jų norim daugiausia naudos, jos biškai reikėtų pamalti. Arba pakramtyti, kad išlaisvinti tą vidinę. Visada. Dar daiginimas panaikina fitino rūgštį. Visos sėklos ir grūdai turi fitino rūgštį. Ir mirkymas, daiginimas neutralizuoja, tai visada yra labai gerai. Su riešutais truputį kitaip. Su riešutais buvo labai, aš irgi ten gilinos tą temą, nes vieni sako reikia, kiti sako nereikia, tikrai yra mokslinių straipsnių, kurie parodė, kad netgi po mirkymo padidėja fitino rūgšties riešutuose. Todėl aš visada su riešutais sakau plauti, sausinti, bet tam stipriai ten mirkyti labai ilgą laiką nebūtų. Taip. Visų pirma, galvočiau, ar ne per greitai valgo, kartais, kai žmonės greitai valgo, gali ryti orą. Kitas dalykas, skrandžio rūgštingumas. Gali būti žema. Žema? Vėlgi, jeigu tai yra susijęs su jūsų skrandžiu, nes būna atrofinės visokios būklės, pilorė, autoimuninis gastritas, tą galim ištirti. Arba ryjimas, arba yra toks tyrimas, vadinasi gastropanel, jis yra iš kraujo ir jis parodo jūsų skrandžio būklę ir skrandžio rūgštingumą, bet parodys tik tą, kuris susijęs su pačiu skrandžiu. Bet jeigu jūsų skrandžio žemas rūgštingumas susijęs, pavyzdžiui, su hipotireozė nekompensuota, o kodėl nekompensuota, jinai turi būti kompensuota. Mes turim daryti viską, kad ją kompensuoti, pagal tiroksinas arba ten kažkokiais kitaip. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, kofaktorių trūkumas, jodas, cinkas, B vitaminai, tam, kad propanelį neparodys. Tiesiog nebus energijos, gamybos. Tai ką jūs galvojate apie jodo protokolą? Kurį konkrečiai, nes yra, pavyzdžiui, Coimbra jodo protokolas, toks didelės duodės po 500 tūkstančių vitamino D. Abrahams ten kažkoks gydytojas. Nežinau. Vis tiek, šitokie protokolai tik... Yra tokia krizės jodina. Ir knyga. Turėtumėt žinoti. Aš girdėjau, bet konkrečiai, kurie gydytojai prižiūrėjo tik vienas, vadinasi, Coimbra protokolas, didelės duodės. Ten jie susiję yra. Tik po priežiūrą. Ir tik žinant, kad yra, kokius tyrimus reikia stebėti. Nepaprastai žmonės, kad didelės dozės jodo. Su draugu 3 metus geriam po 15 lašų. Bet kiek miligramų? Palaukit, jodas, aš su vitaminu D sumaišiau. Jodo protokolas. O kiek jūs gerit ir kokį? Paprastai. Jodą, kuris, kur tepat? Taip. Labai gerai. Gerai? Labai. Nieko, tiesiog gerai jaučiuosi. Jis tiesiog kylina skydliaukę biškį, bet kas turi autoimuninį tiroiditą su ATP aukštais, jiems negali. Ten daugiau visokių yra dalykų, aš ten daug darau. Čia jau tokie eksperimentiniai biškį. Ne, pagal protokolą. Reikia paskaityti, pasidomėti. Irgi visko galbūt nežinau, tai gal. Taip. Tai va, dar kartelį pakartosiu, kad yra du pagrindiniai triggeriai žarnyno pralaidumą. Tai arba yra maisto antigenai, kažkas maiste, kas jums konkrečiai gali netikti, bet iš dažniausiai minimų yra glitimas ir kazeinas, pieno produktai, ir yra disbiozė. Tai tos bakterijos, pilvo pūtimai irgi gali triggerinti ir didinti žarnyno pralaidumą. Tai ką mes galim padaryti? Eliminuojam glitimą, kazeiną, paprastą, arba bent jau pradedam nuo keisti, karvės pieno produktus, avių pieno produktais. Glitimą keičiam ryžiais, avižomis, grikiais, tikrai yra pasirinkimo. Ir įtraukiam tai, kas padeda gleivinę regeneruoti. Iš papildų, iš medžiagų, tai yra L-glutaminas, cinko karnozinas, smidžiuoji guava, daug visokių yra, atėjos šaknis. Karnozinas? Cinko forma tokia.
Jo. Tik tais, kad cinko karnizinas nėra cinko šaltinis, jo pagrindinis poveikis yra regeneracija. Tai va. Bet galim monopreparatus rinktis, galima kombinaciją pasirinkti. Dažnai būna, kad jie ten sudėti vieną buteliuką. Kaulų sultinys, kolagenas, nes gleivinė tai yra jungiamasis audinys. Viskas, kas palaikia jungiamąjį audinį, tai yra silicis, kolagenas, gliukezaminas, konveitinas, siera, gluronas, viskas yra irgi į tą pusę. Nebūtinai visko iškart, gali pasirinkti vieną, du dalykus ir sutvarkyti. Omega-3 mažina uždegimą, vitaminas A, vitaminas D, kaip tokie vitaminai, kurie vėlgi reikalingi gleivinei. Ir pagal tyrimus būtų gerai žiūrėti, kokios dozės yra reikalingos, nes tada, pavyzdžiui, vitaminą D mes negalim žinoti. 2000 saugiai galim naudoti be tyrimų, bet jeigu norim didesnėmis dozėmis, tai tik atlikus tyrimų. 125 yra mūsų optimali riba nanamolio, jeigu vitaminas D. Beta karotinas yra provitaminas, o vitaminas A yra, pavyzdžiui, galvijų kepenys. Turi labai daug retinolio, tai jam jau konvertuotis nereikia. Beta karotinas irgi gali konvertuotis į vitaminą A, bet, pavyzdžiui, žmonės su hipotirioze turi problemą konvertuojant beta karotiną į vitaminą A, nes ten ir kažkokie fermentai dalyvauja. Tai aš rekomenduoju tiesiog įtraukti dažniau kepenis savo racioną. Jaučio kepenėlis, ištiems kepenėlis, rinktis, aišku, pas ūkininkus, kad tai būtų tiek naudingiau, sveikiau. Superproduktas, nes turi hemoformos geležies, B12, varis, cinkas, vitaminas A. Kokius cinkas? Augalinės tik beta karotinas. Vitamino A nėra augalinėme maiste, jis yra, kaip sakėte, provitaminas beta karotinas. Dažniau būna žemas. Mes tik galvojam, kad refliuksas yra aukštas. Bet čia yra tik užmetimas. Būna tokių būklių, kurios yra organinės, galime sakyti, vožtuvas blogai užsidaro, dėl to, kad jūs gimė su laisvesniu galbūt jungiamu audiniu, dažniau susiformuoja šitas išvaržos, hemorojus, jeigu ten prolapsas yra kur nors ten širdį mitralinio vožtuvo, jeigu echoskopija yra išsitempusi tušies puslė, reiškia, jūs gimė su laisvesniu jungiamu audiniu, tai jūs visada turėsit polinkį į refliuksą. Tai čia tokia organinė priežastis. Bet paskui eina pūtimai. Pūtimas yra viena iš refliukso priežasčių, dėl ko tulžis patenka į skrandį, iš skrandžio gali ir rūgštis, ir tulžis patenka į sterblę. Nes kažkas spaudžia iš apačios, kas prisideda. Kartais nutukimas prisideda, nėštumas, prisimenate, refliuksą nėštumo metu. Tai mechanizmas yra tas pats. Kažkas iš apačios spaudžia ir užsimeta. Tai va, reikia žiūrėti, konkretų atvejį, bet dažniau būna žemas. Ir dėl to kai kuriems žmonėms, kai jie pradeda didinti rūgštingumą savo ir netgi vartoti actą, jiems tas vožtuvas geriau užsidaro ir refliuksas dygsta. Atrodo paradoksas, kur šiai turėtų būti. Bet vėlgi, kas liečia actą, dabar toks bumas.